Kviečiu tave atsipalaiduoti ir atrasti savo namuose arba savo aplinkoje kampelį tik tai savo. Šiandien meditaciją skirsime pažinti 4 gyvenimo kryptis, kuriuose išsidėsto dieviško moteriškumo archetipai. 12 archetipų, kurie tarsi atsistoja į 4 kampus, kaip yra 4 kryptis pasaulyje, taip yra ir pas moterį gyvenime. Pas kiekvieną gyvenimuose yra šios 4 kryptis, tik dažnai mes nerandame laiko tame pabūti, tą suprasti ir išnaudoti, kad gyvenimas būtų iš tikrųjų gražus, moteriškas ir aistringas. Taigi kviečiu tave užsimerkti. Ir užsimerkusi, pajusk savo kūną, ar jam yra patogu. Pajusk, ar jam yra gera, galbūt jisai nori atsigulti, o gal nori sėdėti. Ir būdama čia ir dabar šioje akimirkoje, leisk savo įkvėpti pro nosį. Ir neskubėdama iškvėpk pro burną. Duok savo laiko. Niekur neskubėk, susikoncentruok į savo kvėpavimą, dar kartelį įkvėpk. Ir neskubėdama iškvėpk. Ir paskutinį kartą įkvėpk. Ir su pasimėgavimu, buvimu čia ir dabar šią akimirką 120% tiesiog iškvėpk. Moters pats pagrindinis darbas ir viskas, ko jai reikia, tai yra vidinis procesas į jos cikliškumą, į jos gebėjimą pasikeisti, į jos gebėjimą priimti aukštesnės vibracijas ir jose gyventi. Suformuok mintyse ketinimą arba garsiai kartu su manimi, jog šioje meditacijoje aš atsiduodu savo vidiniai ašiai ir aukštesniam supratimui, kokios gyvenimo kryptis yra mano gyvenime ir pamatymui, kurias gyvenimo kryptis aš išnaudoju, o kurias galbūt aš ignoruoju. Ir tiek tau užtenka, visa meditacija jau turi prasmę ir ketinimas paleistas jau pradeda savo magiją ir veikimą. Susikoncentruok dabar į savo širdies centrą, kuris yra krūtinėje ties širdimi, ir pasistenk visiškai atsiduoti besąlyginės meilės energijai, kuris jau yra tavyje, ši energija yra tavyje. Pasistenk įsivaizduoti, kai besąlyginės meilės energija pradeda plėstis ir augti tavo krūtinėje. Ši energija apima tavo krūtinę, galbūt tavo krūtinė įgauna tam tikrą spalvą, jie atsipalaiduoja, nes viskas, kas yra besąlyginė meilė, yra ir ramybė, ir sveikata, ir gausa, ir viskas šioje energijoje ištirpsta, tai kas netikra, tai kas sukurta žmogaus proto. Pajus, kaip ši energija atpalaiduoja tavo krūtinės ląstą, krūtinėje pasidaro lengva, malonu ir gera, ir ši energija kyla į tavo viršutinę kūno dalį, į pečius. Ši nuostabi energija plečiasi ir rankomis keliauja žemyn iki alkūnių, nuo alkūnių iki plaštakų. Pasistenk įsivaizduoti savo mintyse ir netgi pajusti tą besąlyginės meilės būseną, tą energiją, kaip ji jaučiasi tavo kūne. Ir jeigu mintis kažkur iškeliauja, tu grįžti ir esi visiškai susikoncentravusi į save. Energija kyla per tavo kaklą, viskas atsipalaiduoja, viskas paskęsta, viskas tėkmėje atsiduoda ramybės būsenai. Ir ši besąlyginės meilės energija plečiasi tavyje, į tavo galvą, per pakaušį, per smakrą, susijungia galvos centre, kyla į viršutinę galvos dalį
Ir tu jauti, tas spindulys taip plečiasi, ta energija taip didėja, kad apima visą tavo galvą, kiekvieną tavo mintį, kiekvieną ląstelę, kiekvieną kraujagyslę ir nuvilnyja tavo plaukais. Tai yra besąlyginė meilė, tai yra tikroji dieviška tiesa, kurios mes taip trokštam, apie kurią svajojam ir kurios geidžiam. Leisk savo įkvėpti ir tarsi dar stipriau užfiksuoti savyje, savo viršutinę kūno dalyje tą nuostabią energiją ir neskubėdama iškvėpk. Ši ypatingos spalvos ir grožio energija keliauja žemyn tavo minčių pagalba per kūną. Nuo krūtinės leidžiasi per vidinius organus, ląsteles iki liemens. Nuo liemens keliauja į apačią iki apatinės pilvo dalies. Ir leisk savo pajusti, kaip ši energija viską atpalaiduoja, viskas joje, ar tai būtų ligos, ar tai būtų kažkoks nepatogus jausmas, ar tai būtų kažkoks nemalonumas, viskas joje tarsi ištirpsta. Ir tau nieko papildomai daryti nereikia, tik šią nuostabią energiją skleisti savo kūne ir ją aktyvinti. Ši energija keliauja žemyn per tavo klubus, sėdmenis, per tavo moteriškumo nuostabius organus. Tu minčių pagalba ją leidi dar žemiau į savo kojas, per šlaunis, kelienus, blauzdas ir pėdas. Dar stipriau pajusk ir savo norų padidink besąlyginės meilės energiją savo kūne, kad ir kiek procentų dabar ji buvo, padidink. Padidink 10 kartų, padidink 100 kartų, tiek, kiek tu leidi pačiai savo, tiek, kiek dabar norisi šią akimirką. Pajusk, ką reiškia tavyje išsiplėtusi stebuklinga energija, kurioje viskas, kas netikra, ištirpsta. Įkvėpk ir neskubėdama iškvėpk. Ir būdama visiškoje taikoje su savimi, su savo kūnu, paskleidusi besąlyginės meilės energiją savyje, priimk 4 pasaulio kryptis, kaip įsivaizduoji, jos egzistuoja, tačiau šios kryptis bus šiek tiek kitokios. Viena iš krypčių yra kurti, ir priešinga kryptis yra griauti. Viena kryptis yra puoselėti, maitinti. Ir kita kryptis, 4. kryptis yra atnaujinti ir naujinti. Ir šios kryptis egzistuoja tavyje, tu jas renkiesi suprasdama ar ne. Ir leisk savo pajusti, kuria kryptimi dažniausiai tu keliauji savo gyvenimą. Ar tu dažniau kuri, o gal daug dažniau tu griauni? Ar tu gyvenime dažniau jauti, kad puoselėji ir maitini? O gal vis nori atnaujinti, vis nori naujinti dalykus? Ir viskas su tuo yra gerai. Tau nereikia suprasti, kad pasirinkai blogą arba gerą kryptį, nes tokių etikečių nėra. Tikrojoje tiesoje viskas yra taip, kaip yra. Tačiau kai jauti, kad šios 4 kryptis egzistuoja tavo gyvenime ir jie supranti, tu gali rinktis. Kiekviename periode gali pasirinkti skirtingą kryptį taip, kaip norisi tau, tavo asmenybei ir tavo gyvenimui. Įkvėpk ir neskubėdama iškvėpk. Ir jausdama visišką balansą, taiką su savimi, ramybę ir besąlyginę meilę, paklausk, kokios krypties tau norisi dabar šią akimirką.
kad gyvenime galbūt sukurtum rezultatus, apie kuriuos svajoji, kad įgyvendintum norus ir troškimus, kurią kryptį tau būtina pasirinkti arba būtina pažinti. Tai gali būti griauti, o gal tau reikia pradėti kurti. Galbūt tu atidėlioji atnaujinimo procesą, kuriame taip svarbu žaismingumas, paprastumas, nuoširdumas. O galbūt dabar kaip niekada tau reikia puoselėti, nes kažkas jau yra sugriuvę, maitinti, netgi gydyti. Ir kai gausi atsakymą, kuri kryptis yra tavoji kryptis šiame gyvenimo etape, periode, padėkok už šį atsakymą. Ir leisk savo pažinti per aktyvias praktikas, per informaciją, kuri bus pateikta programoje, kokia tai kryptis. Įkvėp ir iškvėp. Nusišypsok savo ir pasauliui ir padėkok už tai, kad esi čia ir dabar, kad skyri kelias akimirkas savo kokybiško ir nuostabaus laiko, kad skiri laiko išgirsti savo vidiniam svarbiausiam balsui, tai yra tavo intuicija, tavo vidinis kompasas, tavo kiekvieno sunkaus kelio sutrumpinimas ir ėjimas į tiesą ir šviesą moteriškai lengvai atsipalaidavusiai ir aistringai. Kai tu pasitiki savo intuiciją, gyvenimas tampa mielas, gražus, pakylėtas, prabangus ir karališkas. Ir kiekviena akimirka skirta tik tai savo, tu supranti, kad ši akimirka tave kelia į kitą lygį, naujosios savęs versiją. Ir tu leidi savo save tokią pažinti, priimti, savo padėkoti. Padėkok savo, kad mokaisi, kad augi, kad gebi pažinti save kitokią ir gebi galbūt kažką palikti, su kažkuo atsisveikinti, vien tam, jog žinai, kad tavo gyvenimo kryptis, tavo troškimai ir svajonės, tavo tikrasis sielos ir širdies potencialas tave kviečia į gražią ir nuostabią ateitį. Ir kai būsi pasirengusi, besišypsodama, gali grįžti šią akimirką kupina nuostabiausios energijos pasaulyje, tai yra besąlyginės meilės, tiesiog atsimerkdama.